Taigi 11 užduotis, duotas trikampis su štai tokiais kraštinių ilgiais 5, 12 ir 13. Na ir pirmoji šio uždavinio dalis prašė apskaičiuoti trikampio plotą. Na, iš tiesų, šitas uždavinys, aišku, nėra sudėtingas, jau vien tai, ką pasako, jog tai yra B kurso uždavinys. Tiesiog čia esminis galbūt dalykas yra tame, kad čia reikia pastebėti vieną tokį dalyką. Tai jog šitas trikampis yra status. Jeigu mes to nepastebime, tuomet, aišku, mes spręsime šiek tiek tuomet jau kitaip tą uždavinį. Tai jeigu mes pastebime, kad jis yra status, o tiksliau neužtenka vien tik pastebėti, bet iš tiesų reikėtų patikrinti, ar jis yra status. O patikrinti galima taip, reiškia, jeigu jis yra status, tuomet viena iš tų dvi kraštinės bus statiniai, o viena kraštinė bus įžambinė, kuri, aišku, ir bus ilgiausia iš visų tų kraštinių. Tai vadinasi, įžambinė, aišku, turi būti ta kraštinė, kurios ilgis yra 13. O kaip turim patikrinti, ar tai yra status trikampis, tai tiesiog taikome Pitagoro teoremą. Reiškia, turi būti teisinga lygybė, jog būtent statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui. Reiškia, 5 pakeliame kvadratu, 12 pakeliame kvadratu, nes tai mes laikome statiniais, sudedame, reiškia, 25 plus 144, gauname 169 ir dabar turime žiūrėti, ar 13 kvadratų taip pat yra 169. Matome, kad taip, 13 kvadratų yra taip pat 169, vadinasi, galioja būtent ta Pitagoro lygybė ir užtat mes įrodome, jog šitas trikampis yra status. Kaip jau sakiau, kad statiniai yra būtent tada tokiu atveju 5 ir 12, jų ilgiai yra, tai vadinasi, trikampio plotas yra labai paprastai paskaičiuojamas. Statinių sandaugos pusė. 5 kart 12 padalinta iš 2 gauname 30. Atsakymas 30. Antras būdas. Antras būdas, reikalauja, aišku, ir mokėti vieną formulę. Jeigu jinai nėra duota formulinė, tiesą sakant, net nesu įsitikinęs, ar iš vis buvo duotas formulinas, tai bet kokiu atveju reikia štai tokią formulę panaudoti. Jinai šiek tiek galbūt ir atrodo netokia paprasta, nes čia ir šaknų yra, bet iš tiesų jos taikymas tikrai nėra sudėtingas, turint omeny, kad, aišku, kraštinių ilgiai yra duoti sveikieji skaičiai. Tai kaip matome, kad paskaičiuoti plotą pagal šitą formulę, mums reikia susižinoti pusperimetrį. Pusperimetris tiesiog yra perimetras padalintas iš 2, vadinasi, gauname 15. O toliau ABC čia yra tiesiog kraštinių ilgiai. Ir tiesiog įsistatome, reiškia 15 kart 15 minus 5 kart 15 minus 12 kart 15 minus 13. Ir čia paskaičiuojame, gauname šaknį iš 900 ir atsakymas yra 30. Reiškia, taikant šitą formulę mums visiškai nebuvo reikalinga įsiaiškinti šio trikampio rūšį, nes šita formulė tinka bet kokiam trikampiui paskaičiuoti. Tai yra jo plotui paskaičiuoti. Taigi, buvo galimas ir toks sprendimo būdas. Bet kokiu atveju atsakymas yra 30. Taigi, antroji šio uždavinio dalis prašė apskaičiuoti kosinusą kampo ABC. Tai kad įsiaiškintume tiksliau, koks šitas kampas yra, mes, žinoma, galima trikampį nusibrėžti. Ir būtent, aišku, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip yra duota sąlygai, reiškia, sako, atitinkamai lygus, reiškia, būtent AB yra lygų 5, BC 12, AC 13. Tai vadinasi, taip susidėjus, susirašius viską, čia nusibraižius, gauname, kad mūsų prašo būtent paskaičiuoti štai ABC kampo. Tai būtent, jeigu mes jau įsiaiškiname, kad tai yra status trikampis,
Tai yra, jeigu mes būtent prieitą uždavinį, čia viskas labai nuo to priklauso, kaip mes sprendėme pirmą uždavinį, tiksliau pirmąją dalį šio 11 uždavinio. Jeigu mes jau tuomet nusistatėme, kad tai yra trikampis status, tai mums čia belieka tiesiog ir parašyti, kad tokiu atveju mums reikia paskaičiuoti kosinusą kampo 90 laipsnių ir žinome, kad tai yra lygu 0 arba galų gale įsirašome tai į skaičiuotuvą ir mums išmes tokį atsakymą. Ir štai taip paprastai mes užrašome atsakymą. Jeigu mes neįsiaiškiname, kokios rūšies yra šitas trikampis, tai yra, nežinome, kad tai yra status trikampis, o tokiu atveju mums nieko kito nebelieka, kaip tik tai taikyti kosinusų teoremą. Kosinusų teorema reiškia, jinai būtent, ir užrašoma, taip reiškia, kadangi mums būtent reikalingas šitas kampas, tai mes tuomet ir rašome, reiškia, kad AC kvadratas, reiškia kraštinė prieš tą kampą, jos kvadratas yra lygus kitų būtent kraštinių kvadratų sumai, minus dviguba tų kraštinių sandaugą ir dar padauginta iš kosinusą, būtent to kampo, kurį mums reikia susižinoti. Toliau susistatė visus duomenis, ką mes turime. Štai taip gauname viskas ir taip, tiesiog prisiveda viskas prie to, jog irgi štai taip ir gauname irgi, kad kosinusas kampo ABC yra lygu 0. Vadinasi, galima taikyti ir kosinusų teoremą, jeigu mes tiesiog neįsiaiškiname prieš tai spręsdami pirmąją dalį, kad tai trikampis yra status. Taigi atsakymas 0, bet kokiu atveju. Taigi, ir čia šio uždavinio dalis jau prašo mūsų apskaičiuoti aukštinės nuleistos iš taško B į kraštinę AC. Čia jau bet kokiu atveju žymiu, kad tai yra status trikampis, nes, aš jau manau, jeigu jau ir, tarkim, tas, kuris sprendė, jeigu ir nenustatė pirmoje dalyje, kad jis yra tas trikampis status, tai aš manau, jisai jau tada bet kokiu atveju iš antros šio uždavinio dalies suprato, kad tai yra trikampis status, nes jis gavo kosinusą to kampo lygu 0. Vadinasi, jis jau bent tada iš to, tikiuosi, turėjo bent jau sugalvoti, išmastyti, jog šitas trikampis tikrai yra status. Tai nes jeigu mes prieiname būtent tokios išvados, kad šitas trikampis yra status, tai mums labai suprastėja iš tiesų ir trečios dalies būtent išsprendimas. Nes tiesiog mes pritaikome ką. Reiškia, galime viską išspręsti tą uždavinį per to trikampio plotą. Tai iš tiesų, aišku, mes jau prieš tai buvom įsiaiškinę šito trikampio plotą, aš čia dar atsisakyti tiesiog užrašiau, bet kokiu atveju šito trikampio plotas yra 30, jeigu mes skaičiuojame, tarkime, 1/2 kart statinių sandaugą, bet taip pat mes galime šitą plotą apskaičiuoti ir tiesiog taikydami tą taisyklę, jog bet kokio trikampio plotas yra kraštinė ir ją nuleistos aukštinės sandaugos pusė. Tai šiuo atveju tai yra kraštinė AC, o ją yra nuleista aukštinė BD. Vadinasi, aš taip pat to paties trikampio plotą galiu paskaičiuoti ir taip. BD kart AC ir padalinu iš 2. Tai šiuo atveju AC turiu, 13 įsistatau, nežinau tik BD. Tai aš gaunu, kad mano trikampio plotas, skaičiuojant šitaip, yra lygus 13/2 kart BD. Ir aš būtent to BD nežinau, bet aš žinau jau, kad šito trikampio plotas yra 30. Vadinasi, aš tiesiog galiu susilyginti būtent 13/2 kart BD lygu 30. Ir iš čia gaunu, kad BD yra 60/13. Vadinasi, toks yra būtent šitos aukštinės nuleistos iš taško B į kraštinę AC ilgis.